tai va, tai ir dėl lietaus, ir dėl žiemos. Čia gal nusiteikimo dar irgi klausimas. Anksčiau irgi, kai tik pradėdavau važinėti tokiais pastoviau. Kol geras oras važinėja, tik lyja, viskas ten su viešuoju važiuoja. Paskui po truputį tie rūbai, kažkaip gal stengiasi tą žiūrėti ne kaip į kančių ten kažkokią, dar kažką, ten savo malonumą randytame. Ir per lietų važiuot. Ir per sniegą, ir per šaltį. Aišku, irgi svarbu savęs neperspaust. Bet čia jau tu kalbė apie važinėjimą į darbą. O bendrai? Ne, aš galvojau irgi atskirai apie važinėjimą į darbą pašnekėti, nes ten prašė, kaip pradėti važinėti į darbą su dviračiu. Bet čia vis tiek susiję dalykai. Jeigu tu važinėjai į darbą per lietų, tai tau nėra problema ir šiaip išvažiuoti. Taip, nes dažniausia per lietų ten kokį nors arba žiemą važinėja tie, kurie ir komutinai darbą važiuoja. Taip. Nes tie, kurie vasarą ten savaitgaliais išvažiuoja, tik tai kai geras oras, tai jie jau savo sezoną uždaro ten spalio mėnesį ir po to ten balandžio pabaigoje atidaro. Visas važinėjimas jau. Aišku, yra tokių, kurie ir vasarą ten per lietų keliauja viską. Bet sakau, dažniausiai tie patys žmonės jau ir komutina. Ir rudenį, ir žiemą. Žiemą jau tikrai žymiai mažiau žmonių važinėja dėl pravažumo turbūt. Ne visur galima pravažiuoti ir tiesiog. Kiti ten dėl druskų labai pergyvena, kad dviratį suvalgys. Bet ką žinau, kaip prižiūri tą dviratį, reikia daugiau laiko skirti dviračio priežiūrai. Turėtų omeny, kad grįžus, tarkim, iš miesto atvažiavus per druskas reiktų bent jau kokių šepetukų nuvalyti ten tą košę nuo dviračio. Idealiausia, kaip mes nuvalom ir dar po to su švariu vandeniu nuskalaujam kieme. Tai aišku, ten tos druskos kažkiek pagriauš, bet ką žinau, N metų tarnauja tos dalis. Ten tos, kur dyla, jos taip ar taip dyla, ten visokios grandinės žvaigždės, stabdžių kaladėlės. O ten, nežinau, kažkokie ratlankiai, pavyzdžiui, jie... Nuo vienos žiemos ten jau nesukės. Tai po vienos žiemos nieko neatsitiks ten. O ten kažkiek metų galima jau ir pakeisti. Bet čia iš vis, jeigu važinėji kiekvieną dieną, jeigu ten išvažiuoji tik savaitgalį, tai tu gali žiemą, savaitgalį išvažiavai, grįžai namo ir gali normaliai iščiūsti tą dviratuką, ten net žymės nebus, kad tu važiavai per druskas. Nes kol tu važiuoji, ten jos tikrai tau nieko nesugriauš. Čia jos dažniausia po biškį ėda, kai grįžai, numetei tą dviratį kažkur į kampą, į rūsį arba kaip kiti laiptiniai laiko. Per naktį ten tos druskos jau pradeda po biškį griaužti. Bet kas liečia važinėjimą į darbą, tai kaip pradėti? Visų pirma, reikia pradėti. Jeigu niekad nevažinėjai, tai reikia pradėti gerų orų. Taip, bent jau. Taip, tai jeigu norit pradėti važinėti darbą dviračiu, tai pradėkit tada, kada geras oras. Šiaip iš vis patarčiau važiuoti iki darbo, ne darbo dieną, o kai laisva, sakykim savaitgalį, atsisėdat ir nuo namų minat iki darbo. Pasižiūrit maršrutą, vieną, kitą pasidėliojat. Pasižiūrit, kiek laiko užima. Nežinau, tarkim, 15 minučių iki darbo. Pavyzdžiui, jeigu ten mieste gyvenat, mieste dirbat kažkur centre, 15 minučių. Plius pridedat laiką, kiek užtrunkat, tarkim, darbe persirengti, ten nueiti dušą ar dar kažkas. Nors jeigu ten mieste 15 minučių pavažiuoti, tai dažniausiai jokio dušo net ir nereikia, nes spėjate žiauriai suprakaituoti. Visų pirma, į darbą neminkit kaip
per treniruotę ar per varžybas ten maksimum vatų atsukat ir visas sukaitęs atvarėt. Ramiu tempu, kaip ten priimta sakyti, antra zona. Opa, antroji zonoj. Ramiai, atmynėt. Tai va savaitgalį atmynėt, pažiūrėt, kiek užtrukot, primetėt, kiek daugmaž laiko reikia persirengt. Ir paskui savo be streso jau darbo dieną, ryte į darbą važiuosit jau žinodami konkrečiai, kiek jūs plius minus užtruksit. O ne tai, kad sugalvojau, išvažiavau iš namų, panikuoju, spėsiu, nespėsiu. O čia savaitgalį pasitestuosit, kiek vienu maršrutu, kiek kitų maršrutų užtrunkat. Pirmyn atgal, pavažinėt ramiai savo. Pasižiūrit vieno maršruto pliusus, kito pliusus. Kartais geriau važiuoti ilgesnių, saugiau būna. Aš čia turiu omeny, jeigu, pavyzdžiui, žiūrit maršrutą nuo namų iki darbo, taip kaip jūs pripratę važiuoti, pavyzdžiui, su mašina. Ir palei tą pačią gatvę, tipo važiuoti su dviračiu. Iš įpročio. Bet taip daugiau panaršius galima rasti, kad galima taip per vieną kiemą nukirsti, taip per kitą nukirsti, per parkelį kažkokį tai nukirsti. Arba nenukirsti, o gal lanku apvažiuoti, bet bent jau ramiai važiuosit, ne tarp mašinų. Vienur dvirtakis veda, kitur kažkoks pėsčiųjų takelis. Tai va čia tokie kaip namų darbai prieš pradedant važiuoti, kad pilnai pasiruošę, kaip sakant, be streso papildomo, nereiktų važiuoti ir galvoti, kiek aš čia užtruksiu. Ir važiuojat geru oru. Geru oru tikrai faina prasimint ryte, jeigu anksti pradeda dirbti. Tai ir prasibūdinat dar papildomai, ane? Tikrai taip. Ir va, tarkim, pradėjo ten pavasarį mint, pravažinėsit. Gerai, pradžiai, tarkim, važinėsit tik geru oru. Nes galbūt neturit rūbų dar nuo lietaus. Šiaip dar nepratę per lietų mint, atrodo, ai čia ir sušlapsiu, šalta bus, ten dar kažkas tai negerai, nefaina. Tai pradžiai važinėjat, pavyzdžiui, tik geru oru. Aš taip irgi pradėjau, man atrodo, ir Regina panašiai irgi šnekėjo. Tas pats. Po to kažkaip vasara papuolė gera, kad ten kelis mėnesius vos ne kasdien važiuoju, nes pastoviai geras oras. Ten papuolė ten po kokių mažesnių lietučių, bet kai vasara ten šilta, karšta, tai kartais tas lietutis atgaivina, tai netgi ir faina būna. Per tuos kelis mėnesius ant tiek būna pripranti, kad matai, kad ateina blogas oras ir tu pagalvoji, blemba, dabar reiks vėl su trūliku, autobusu tystis arba ten kažkam su mašina. O jau prie dviračio taip pripratęs, kad nesinori, tada pradedi ieškoti būdų, kaip nuo to lietaus apsisaugot labiau. Tai prasideda visokių rūbų pirkimai, tada antbačiai, dar kažkas, tai po biškį. Ir pamatai, kad galima ir per tą patį lietų be jokių parkių mint. Ir žiemą galima mint, pasirodo. Kas liečia, irgi buvo klausimas, pavyzdžiui, ten suprakaitavęs, atvažiuoji. Tai kaip minėjau, nereikia spausti, reiktų pasiskaičiuoti laiką taip, kad galėtum numint ramių tempų, nepervargęs. Jau po darbo gali ten kapot konkrečiai, kaip sakant, sportuot. O į darbą turėtumėt atvažiuoti nepervargę, neperkaitę. Bet jeigu toliau važiuoji, ypač jeigu vasarą dar karšta, tai nenori suprakaituosi. Tai čia faktas. O, galia mašina. Reiktų praleisti. Tai va, atvažiavus į darbą, jeigu suprakaitavęs, yra tų būdų, kaip sakant, susitvarkyti. Jeigu yra dušas, tai šis čia jokių klausimų. Atsivežat rankšluostuką, nebūtina ten jį tampyti pastoviai, vis tiek kažkokią tai turi spintelę,
ar kampą, kur galit laikyti, nu tai rankšluostuką savaitėje atsivežėt ir viskas. Pirmadienį atsivežėt, po savaitės švarų atsivežėt naują. Tai dušą nuvarėt, greitai apsiskalavot, apsiprausėt, aš netgi be muilo, tiesiog prakaitą nuplaunu ir viskas šviežias. Tengi nėra kažkokių tai murzių priskretusių, kad ten reiktų trint. Greitai persirengėt ir viskas, ir pasiruošęs darbui. Jeigu nėra dušo, kaip pas mane buvo kitoj darbovietėj, nu, tai yra, pavyzdžiui, kažkokia tai kriauklė. Nueinat prie kriauklės, tūlikę kažkur, galit susivilgyti tą patį rankšluostį kažkokį atskirą turėt, su kuriuo apsivalot, suvilgot jį, su drėgnu apsivalot, po to su kitų sausu nusisausinot. Galbūt yra vienkartiniai rankšluostukai, tai ten iš vis jokių problemų. Tie popieriniai. Ten galima virš kriauklės apsipraust, veidą, pažastis ten svarbiausius taškus. Apsisausinot ir viskas. O jeigu jau net kriauklės nėra, arba ten, nežinau, ten kriauklė tik tai kokioj virtuvėlėj, nu tu ten neisi ten prie visų ten praustis pažastų ir klyno. O tai pačių blogiausių atveju yra drėgnos servetėlės parduodamos. Nusiperkat tokias, čia aišku, finansiškai šiokios tokios išlaidos, bet jeigu paskaičiavus, tai manau vis tiek labiau apsimokės negu ten, nežinau, už talonėlius mokėt pinigus arba už kūrą. O tai ten tom drėgnom servetėlėm pasivalėt, nudžiūvot arba nusisausinot, viskas. Žodžiu, norint, tikrai galima rasti būdų, kaip tą prakaitą nuvalyti, kaip dirbti nesmirdint, kaip čia pasakyti. Dėl dviračio laikymo, tai irgi čia labai priklauso nuo darbovietės. Neturi kažkokią tai dviračių saugyklą. Oi, kokios čia pušys aukštos, kaip čia gražiai atrodo. Čia kaip šalta jau. Taip, tai dėl dviračio saugojimo. Jeigu yra kažkokia tai dviračių saugykla, tai čia kaip ir be jokios problemos nėra kur laikyti. Jeigu nėra, tai gal yra kažkoks garažas, gal kažkoks sandėlys įmoniai, kažkokio sandėlio gal ten kamputėje galima palikti. Nežinau, gal galima į laiptinę įsinešti. Aš seniau laiptinėje laikydavau, ten po laiptais tiesiog tokia buvo niša labai gerai. Jeigu jau laikot kažkur lauke, prie kokios tvoros prirakinę, tai vis tiek tikėtina, kad įmonė kažkokia tai kameros yra, kažkokia tai, nežinau, tvora, teritorija, greičiausiai vidinis kiemas kažkoks, tai dėl saugumo tai irgi plius minus ramu turėtų būti, plius visada galima labai rimtą kažkokią tai spyną nusipirkti ir kas gerai, jeigu komutinat kasdieną, tai nebūtina jos tampyti su savim. Nuvežėt iki darbo ten prie tvoros ar stulpo, prirakinot ir palikot ją ten. Niekam netrukdys. Atvažiavot su dviračiu, prirakinot dviratį prie tos spynos. Išvažiavot, palikat spyną ten tą kelių kilogramų sunkumo gal ir viskas. Plius, jeigu lauke laikot dviratuką, tai būna parsiduoda tokie užvalkalai jam, kaip ir ant motorolio ir ant motociklų būna. Tai čia, jeigu lyja lauke arba, nežinau, ten šiaip kažkokios gal dulkės, dar kažkas, bet jeigu vasarą ten sausas oras, tai dažniausiai ten nebūtina jau uždenginėti to dviračio, nieko ten neatsitiks. Čia labiau, kai lyja, dar dulksna kažkokia tai yra, tai kad labai ten drėgmėj nestovėtų. Tai žodžiu, visiems tiem nepatogumam, kur
kiti žmonės pradeda vardinti, kai pasakai, kad va, kodėl nevažiuoji, nu paklausi, kodėl nevažiuoji su dviračiu į darbą, tai vat pradeda ieškoti tokių pasiteisinimų. Kaip aš čia atvažiuosiu suprakaitavęs, arba nėra kur dviračio laikyti. Beje, dėl dviračio laikymo irgi dar va toks kaip variantas. Mes su Regina, atsimenu, buvo taip, kad vienoje darbovietėje kažkaip tai ten nebuvo kur laikyto dviračio ir laiptiniai ten griežtai neleido kažkodėl, nors ten niekam netrukdė, bet žodžiu, buvo toks didelis klausimas, kur laikyti, prie įmonės, prie stulpo nesinorėjo rakinti. Tai mes buvom nuėję į šalia esančios įmonės ten teritoriją, pas sargus, atsimeni? Taip. Pakalbėjom, paklausėm ir leido, svetima įmonė, turėjo ten savo dviračio stovus ir be problemų leido laikyti dviratuką. Niekam ten netrukdo, nieko. Tai irgi va čia kaip variantas toks. Tiesiog, norint galima kažkokią tai išeitį rasti. Nepriims jūsų įmonė, gal kitoj galima. Gal net galima išsinuomot kažkokią tai garažą, tarkim, nežinau. Ta prasme, tikrai galima sugalvoti kažkokių tai sprendimų visada. Kažkokį sugalvoti įmanoma. Tai va dar norėjau sakyti, kad kiekvienam atsikalbinėjimui galiu rasti N išeičių sugalvot, bet dažniausiai žmonės, kurie tiesiog nenori mint, tai jie vis naujų ir naujų susigalvoja priežasčių nemint, tipo tokių kaip atmazų. Ne, kad tiesiai šviesiai sakyti, ai nenoriu, čia ne mano, bet vis kažkokių tokių nėra kaip dviratį laikyti, nėra kaip atvažiuoti, nėra dvirtakio, nuvažiuok kažkokiais lauko keliais. Važiuok, gatve, kažkaip mašinos atvažiuoja. Dar tiesa, man kur rašė irgi vienas iš klausimų buvo dėl važinėjimo į darbą, tipo ar negailo laiko su dviračiu. Ką žinau, pavyzdžiui, man, ką aš važiuočiau su autobusu, ką aš važiuoju su dviračiu, aš lygiai tiek pat laiko užtrunku. Ta prasme, mano namų iki stoties reikia nukeliauti, aš galėčiau viešuoju varyti, bet aš einu pešiom, ten man netoli 10-15 minučių. Tada su tarpmiestiniu važiuoju, kažkas apie pusvalandį, kem minučių, gal ten priklauso kaip važiuoja. Bet ne mažiau pusvalandžio, ir dar ten nuo stotelės iki darbo, dar ten 10 kokių minučių. Žodžiu, bendrai paėmus, pas mane gaunasi apie valandą kelionę, skaičiuojant nuo išėjimo iš namų. Ne pats važiavimas, o išėjimas iš namų. Tai aš kai su dviračiu varau, aš irgi lygiai tą pačią valandą, o 6 valandą ryto aš išeinu, ar aš su dviračiu, ar aš be dviračiu. Taip, aš su dviračiu ilgiau važiuoju negu su autobusu iš miesto iki kaimo, bet bendrai paėmus ten tuos visus pasivaikščiojimus iki autobuso ir nuo autobuso, tai pas mane gaunasi pagal laiką lygiai tas pats. Biški laiko prisideda persirengimas, nes reik vis tiek, kai su dviračiu važiuoji, kažkaip daugiau tų rūbų gaunasi. Bet tai, ten papildomai, ką aš žinau, 5 minutės. Lyginant su mašina, aš čia pas kolegas paklausinėjau, kurie irgi iš miesto važiuoja. Jie ir su mašina užtrunka grubiai apie 40 minučių. Čia, skaičiuojant išėjimas iš namų, jeigu dar žiemą reikia nusivalyti langus, dar ten kažką pašildyti mašiną, tai gaunasi netgi ilgiau negu aš važiuoju, nes man nereikia dviračio nei šildyti, nei valyti, stiklų gramdyti, nieko. Bet gerai, imkim, tarkim, vasarą, tai vis tiek. Jeigu yra kamščiai, tai aš atvažiuoju greičiau, nes man kamščiai neegzistuoja. Plius, su mašina važiuojant, tu esi vis tiek apribotas keliais. Su dviratuku aš galiu važiuoti ir takeliais, ir kirsti, bet per visokius sodus tiesiai važiuoti, tarkim, palei geležinkelį takais. Tai
Jeigu aš važiuočiau su mašina, man gautųsi kilometražas kažkas gal apie 20 kilų, nes gautųsi ten reikėtų per aplinkui ratais važiuoti. O dviračiu aš varau tiesiai, kertu žodžiu visus kampus ir gaunasi, jeigu tiesiausiu keliu, netgi 14 kilų. Seniau galvojau 15, bet radau dar porą tokių shortcutų, tai galiu nukirsti iki 14 kilų. Nu, tai va, ir gaunasi, kad bendroj sumoj, ne ką lėčiau atvažiuoti su dviračiu negu su mašina. Aišku, priklausoma kaip kas kur dirba, Kur kas gyvena, jo. Bet net jeigu ir, tarkim, su dviračiu būtų dvigubai ilgiau, man vis tiek gaunasi pliusas, nes aš, tarkim, galiu įskaičiuoti šitą važiavimą jau kaip ir į kokį nors mankštą ar treniruotę. Vis tiek kūnas dirba, o ten tie, kurie neva labai taupo laiką, dėl to važiuoja su mašina, tai jie tą sutaupytą laiką po to varo į sporto klubą. Kol atvaro iki sporto klubo, ten kol persirengia, kol ką, ir gaunasi bendroj sumoj. Pas juos dar daugiau laiko sugaišta negu pas mane. Čia aišku, juokas juokais, bet man jau vien tas, kad nereikia sukt galvos, kur mašiną palikti. Nėra kamščių. Man jau vien dėl to aš pasiruošęs dvigubai ilgiau važiuoti, bet bent jau važiuoti, o nestovėti kažkur. Regina visai sušalo, nebešneka nieko. Čia šalta žiauriai. Čia šalta, nes saulės visai čia nepapuola. Tai tu kažką pridėk tą važiavimą. Tu labai daug čia ir išsimėtė, sakant, papasakoti, nelabai ką yra pridėti. Taip, aš apie tą patį, dėl kamščių stovėjimų 100% sutinku, aš geriau lėčiau, bet aš važiuosiu pastoviai, negu stovėsiu. 100%. Žodžiu, baigiam turbūt tą podkastiuką. Regina išvis nešneka nieko. Tai nėra ką šnekėti. Sušalus visa, priversta važiuoti dviračiu. Jo. Man jau irgi šalta darosi. Žiauriai nosį kanda, žiauriai.